Sveiki mokiniai! Šios pamokos tema – kiek daugiau, kiek mažiau. Pabandykime aiškintis pirmąjį uždavinuką. Suskaičiuokite, kiek matote gilių kepurėlių. O kiek pačių gilių? Ar tiek pat yra gilių ir jų kepurėlių? Manau, kad pastebėjote, kad tikrai ne tiek pat. Kepurėlių turime 13, o giliukų 10. Vadinasi, ne tiek pat. Palyginkime skaičius. 13 yra daugiau negu 10. Sužinokime, kiek daugiau. Kad tai padarytume, turėtume iš 13 atimti 10. Atsakymas? Taip, 3. Antrasis uždavinukas. Kiek peilių daugiau negu šakučių? Pirmiausia, juos ir suskaičiuokime. 1 peilis, 2, 3, 4, 5. Na, o kiek šakučių? 3. Taigi, keliomis šakutėmis yra mažiau, arba kiek peilių yra daugiau negu šakučių. Iš 5 ateina 3 ir sužinosite. Tas pats su šaukštais ir šaukštukais. Trečiasis uždavinukas. Kiek keturkampių daugiau negu trikampių? Suskaičiuokime keturkampius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taigi, keturkampiai yra 6. Dabar suskaičiuokite trikampius. 1, 2. Tikrai ne tiek pat. Iš 6 ateina 2, sužinosite, keliais keturkampiais yra daugiau negu kad matote trikampių. Ketvirtasis uždavinukas. Palyginkime trikampėlius ir skrituliukus. Suskaičiuokime, kiek matome trikampių. Jų yra 10. Na, o skrituliukų 7. Manau, tikrai sutiksite, kad 10 ir 7 tai ne tas pats. 10 yra daugiau negu 7. O keliais daugiau reikia iš 10 atimti 7. Rasite atsakymą. Kitą uždavinuką su skrituliukais išspręskite savarankiškai. Penktasis uždavinukas prašys rasti skirtumus. Vadinasi, jums reikės neskubant iš turinio atimti žinomą atiminį ir taip surasite skirtumą. Pamoką pratęsime atlikdami pratybų sąsiuvinio užduotis. Reikia atsiversti 30 užduotėlę. Apžiūrėkime paveikslėlį. Kelias lėkštutes matote. Teisingai, 8. Na, o kiek puodelių čia? 5. Kiek puodelių yra mažiau? Jei iš 8 atimsite 5 ir sužinosite. Su peiliais ir šakutėmis pagal šį pavyzdėlį išspręskite patys. Toliau spręsite skaičiuodami įvairiausius veiksmus. Vadinasi, jums teks apskaičiuoti sumas, kai turite žinomus abu dėmenis. Taip pat reikės rasti nežinomą dėmenį, nežinomą atėminį, nežinomą dėmenį ir vėl nežinomą atėminį. Ir šiek tiek vėliau turėsite rasti pirmą nežinomą dėmenį, turinį, vėl pirmą nežinomą dėmenį ir vėl turinį. Tikiuosi, kad taisyklės, kaip rasti nežinomus dėmenis, atėminius ir turinius, dar pamenate. Sėkmės dirbant savarankiškai.